Sveiki, šiandien noriu pašnekėti apie tam tikrą temą, kuri man visai atrodo svarbi. Tai apie ją jau kalbėjau, tai yra depresija. Visi tokie dalykai. Šįkart pašnekėsiu apie savo patirtį, ką man teko patirti, kas tikrai mane labai tiesiog skaudino ir nuvedė mane iki to, kad aš tiesiog pasinėriau labai didelę depresiją. Dabar gali būti tas dalykas, kad pavyzdžiui, galit pagalvoti, kad oi, tai čia, tu tokia jauna, taip toliau, tu tokio dalyko kaip depresija negali būti, paauglystė. Na, jeigu tai yra paauglystė, tai būtų labai gerai, bet aš abejoju, nes žinot, supraskite tokį dalyką. Tas pasakymas, čia yra paauglystė, yra pats skausmingiausias dalykas paaugliui. Nes dažnas atvejis, kai paaugliui sunku, tai nėra paauglystė. Nes taip, mes jaučiam gal daugiau, bet vis tiek. Mes vis tiek jaučiam, guys. Mes visi turime jausmus. Stipriau ar mažiau. Ir pavyzdžiui, aš visą gyvenimą buvau jautrus žmogus. Labai jautrus žmogus. Tai prašau, supraskit mano perspektyvą ir viską, ką bandau pasakyti, nes gal iš suaugusio perspektyvos tai gali atrodyti taip nerimta, bet man buvo labai rimta. Tai ką galim pradėti. Tai, sakykime, tam tikrų periodų, dar ėjau kaip per gimnaziją, buvau patyrus tokias patyčias, kurios mane nuvedė iki to, kad aš pakalbėjau su tėvais, ar galim pakeisti mokyklą, bet dėja negalėjom. Ir aš kažkaip, Ir nelabai turėjau draugų, nes nesu labai socialus žmogus. Kaip ir bandau, bet tiesiog man neišeidavo ir tai visai mane nuvarė iki žemyn. Bet tai nebuvo blogiausia, nes aš turiu triušiuką. Aš turiu triušiuką, tai man labai smagu. Deja, tą triušiuką praradau. Ir, kaip čia pasakius, aš iki tol buvau žiauri perfekcionistė, Ir kai praradau triušiuką, beje, truputį praplėsiu, kaip aš ją praradau. Jai buvo toks gūzas, kuris susidarė dėl to, nes jai į dantenas įaugo dantys, kadangi triušių dantukai auga visą gyvenimą, tai taip ir atsitinka, gali būti. Taip gali atsitikti dėja. Ir dėja. Atsitiko kaip atsitiko ir aš ją praradau ir aš, sakykime, šitą visą dalyką, tą guziuką pamačiau anksčiau. Savaitę anksčiau negu pasakiau tėvam, nes aš galvojau, kad ten tiesiog šienas. Gal žinot, susikišusi šieną, nes, pavyzdžiui, žirginai taip daro, net nebuvo šienas. Aš pasakiau mamai, mes jam paieškojom veterinaro, radom, pagal viską jai turėjo daryti operaciją. Ir dabar kažkiek susistabdysiu viską ir pasakysiu taip. Ta diena, kai mes varėm pas veterinarą ir grįžinėjom iš veterinaro, kai sužinau, kad reiks daryti operaciją, beje, kalbant dar grįžtant prie operacijos, aš labai atsiprašau už savo minčių nesklandumą, bet triušiai nelabai narkozę gali išgyventi. Tai mane labai stresavo šitas dalykas, nes aš anksčiau turėjau triušį ir jo neišgyvenau narkozės. O dabar grįžkim prie ko norėjau pasakyti. Tai, tuo metu man dar įvyko du dalykai. Man buvo patikęs toks vienas čiuvakas, kuris man dabar, kad realiai nerūpi visiškai, bet tuo metu man visai davė tokios druskelės ant žaizdos. Tai kad tai mano draugiai, kuri žinojo, jau ilgą laiką pasakė, kad, pasirodo, irgi jis patinka, tas čiuvas. Tai nebuvo pasitinkiausias dalykas po to. Visas šitas įvyko prieš vėlines, beje. Visa šita grietinėlė. Po to mes su pačia drauge buvom susiplanavusi, kad mes mečinsim tipo Halloweeninį outfituką ten, Jinai mane iškeitė. Bet žinojau, kad man tikrai tai nebuvo labiausiai rūpintis dalykas tuo metu. Nes aš, mano mažytė serga, Ir aš tą savaitę taip žinojau, kad neišsimiegau, taip nepailsėjau už realiai. Klausimas, ar aš miegojau. Nes aš, tiesiog, žiauru. Ir sakykime, tada, kai atėjo diena, kai reikėjo
kai reikėjo nuvesti tą triušiuką pas veterinarą, kad darytų operaciją, ta veterinaras susirgo ir mes taip galvojom, ką dabar daryti. Tai mes radom kitą veterinarą ir jis pasakė, kad nebūtina bus narkozė. Taip, ką turime, jį nebus būtina operacija. Nes be narkozės, jo. Bet ką turime, jį galima kitą antibiotikas gydyti. Tai paėmėm šitą būdą ir aš jau atsipalaidavau, nes aš kai galvoju, okei. Tipo, man yra viltis, guys. Ir, žodžiu, tai dabar turiu tikslę datą, 2023 metų spalio 27 diena ir, sakykime, mano triušiukas turėtų būti nešamas pas veterinarą, aš ruošiuosi mokyklą, nes mums reikėtų pažiūrėti, aš po mokyklos turėčiau ją nunešti pas veterinarą, netiksliau, aš turėčiau nueiti pirmiausia pas psichologą, nes aš tais metais vaikščiau pas psichologą. Nunešiu triušiuką po to, tai žinot, nueisiu gerai iš naujos, nueinu į mokyklą, po to nueinu pas psichologą ir tada nunešu ją pas veterinarą. Tai ruošiuosi mokyklą ir nusileidžia pačioj, mano tėvai ten sugirdo į tos vaistukus, mes nesusitarė, kaip ten viskas bus, kaip ten tėtis atveš mano triušiuką ir aš pakylu į viršų, į antrą aukštą savo, tipo, kur mano kambarys, nes aš supratau, kad aš pamiršau būtent šitas ausines. Ir aš jas pasiemu ir aš atsisuku į savo triušiuką. Dabar nežinau, ar jūs norit girdėt šitą, bet tiesiog pranešu, kad čia bus toks liūdnas visai dalykas. Aš atsisuku į savo triušiuką, paglostyti noriu ir jinai guli ant šono. Jinai guli ant šono. Ir aš ją glostau ir jinai nejuda, ji net nekvepuoja. Ir aš tokia galvoju, tipo, aš, kaip čia pasakyti, intensyviau pradedu glostyti ją, nieko nevyksta. Tada dar intensyviau, nieko nevyksta. Ir aš tai brandau, aš sakau, pūkia, prašau, pūkia. Ir aš tada pradėjau rėkti iš tos nevilties, nes aš supratau, kad jai nieko nėra, tipo, net širdutė neplaka niekas, pulso nėra. Ir mano tėvai atėjo, sako, tai garantuotai bus kažkas su triušiu. Ir žinot ką? Aš tą dieną į mokyklą jau. Aš tą dieną į mokyklą jau, šią dieną praverkiau. Tai mano, po to buvo vėlinio, taip čia buvo paskutinė diena prieš vėlinės. Ten visi, žinot, apsirengia taip halloweeniškai, nes pas mus mokyklai būdavo minima Halloweeno ta šventė, Vis ten halloweeniškai, aš atsit kaip irgi, bet aš tokia visiškai laik atsijungus esu, nes aš nežinau, ką man daryti. Aš realiai supratau, kad aš grįšiu namo, nebebus mano draugės, kur aš pasitikėjau, nes Ir pas mane buvo žiaurus perfekcionizmas ties mokslais. Kas atsitiko po to, mano perfekcionizmas išaugo. Beje, aš tą dieną turėjau vis tiek pas psichologą eiti, mes ten skiriam laiko kažkiek pakalbėti apie tą visą dalyką ir taip toliau ir Ir aš žiauriai panirau į žiaurų dalyką, tai kad aš, pavyzdžiui, kai atsikeldavau rytais, aš verkdavau, kad aš dar esu gyva. Kas yra labai liūdna, nes 14-metį neturėtų taip galvoti, 14-metį neturėtų to mąstyti vapšė. Ir tada nuo to laiko mano situacija vis blogėjo. Aš labai norėjau nusižudyti. Labai. Aš save žiauriai kaltinau dėl visko. Tai, kad aš labai blogai jaučiausi. Aš galvojau, kodėl aš esu šitam pasaulyje, mano triušio nėra. Aš jaučiausi tokia kalta, kad jos nebėra. Nes pasai kaltindavau, kad aš galėjau vis tiek anksčiau pasakyti tėvams, kad aš matau, kad mano triušiukui negerai ir gal aš būčiau išgelbėjus ją. Ir, dabar žinau, yra kaip yra, bet tiesiog tuo metu aš labai negalėjau susitaikius to faktu, nes buvo mano vienintelė draugė, vienintelis žmogus, organizmas, kurio galėjau pasitikėti ir mylėti, nes jinai manęs neišduos. Ir man tada buvo labai blogai. Žinot ką, man nebuvo pertraukos pailsėti. Tada lapkričio mėnesį, gal lapkričio 11 netgi,
gali būt. Pas mane buvo toks klasiokas. Ir jisai žinojo, kad man buvo labai sunku tuo metu, jo. Pasirodo, tą dieną čia jis man prisipažino, kad aš jam patinku. Viskas buvo normaliai, pradžioj. Man jis visiškai nepatiko, aš jam pasakiau, kad žiūrėk, tu man nepatinki. Man šiuo metu vapšė sunkus etapas, aš net apie tokius dalykus negalvoju kaip relationshipai, santykiai, Ir nes jis žinojo, kad aš praradau triušiuką neseniai. Jūs pagalvokit, 27 spalio ir kokia lapkričio 11, čia žiauru. Ir ir viskas nubežė buvo visai chill. Iki tol, kol jis mane pradėjo seksualizuoti. Jisai darė kažkokius rizus, kaip pavyzdžiui, įsivaizduokit mokykloje, esu mokykloje, pilna žmonių. Ir, mano klasiokų ir taip toliau. Ir jisai prieina prie manęs ir sako, grįži Maikė, galėtum geriau be jos atrodyti. Ar ten dar visokiausių, aš jį buvau keltą kartų užblokavus, aš nežinau, kodėl aš atblokuodavau jį. Pasakykim, jis man ten rašydavo kažkokius rizus, aš sakau, apsiramink. Buvo draugė radusi penale kažkokį raštelį, kuris ten rašo apie kažkokią nuotrauką, kur aš ten labai gerai atrodau, ar dar ten kažką. Ir jūs nesidaugai be šis ganų, nes kokia nuotrauka? Taip realiai, kokia nuotrauka, aš taip ir nežinau, kokia nuotrauka iki šiol. Ir aš paklausiu, apie ką čia vapšė. Bet man blogiausia buvo tada, kai, sakykim, jisai manęs paklausė, aš, sakykim, atsėdau istorijos pamokoj prie savo draugės ir jis man iš galo sėdėjo. Jis klausė, ar aš galiu tau galvą paglostyti, sakau, ne. O kam tau tą vapšė daryti? Ir jis man galvą paglostė ir pasakė, gera mergaitė. Ir aš žinau, tai iš šono gali skambėti kaip tiesiog paprastas dalykas, bet man nebuvo tai paprastas dalykas, man tai buvo ženklas, kad mano žodžiai nereiškia nieko. Visiškai. Nes aš galiu pasakyti ne ir vis tiek žmogus tą patį padarys. Aš žinau, kad čia tik galvos paglostymas, bet jūs pagalvokite, ką jis galėtų man kito padaryti. Ir mane tai žiauriai traumavo. Aš bandžiau kreiptis pagalbos dėl to ir man buvo pasakyta, kad čia tiesiog normalus dalykas, čia normalus čiūbų dalykas, tipo berniukai jau taip daro, kai jie bręsta. Ne, tai nėra normalus dalykas. Ir aš jaučiausi taip sunkiai, nes aš tiesiog nežinau, ką man daryti, man realiai reikėjo pagalbos, bet niekas nenorėjo man padėti. Visiškai. Niekas man nenorėjo suteiktos pagalbos, nes gerai, tipo, galėjo man išklausyti, bet niekas nenorėjo man padėti, tipo, normaliai. Kad žiūrėk, tai nėra normalu ir taip toliau. Tipo, aš apie saugusius šneku, jeigu ką. Nes saugusieji, jie pasimdavo ir tiesiog pasakydavo, čia yra normalus dalykas. Ką? Čia nėra normalus dalykas, čia yra labai nenormalus dalykas. Ir šis visas dalykas tęsis visus mokslo metus beje. Nuo to lapkričio iki vos ne galo birželio. Ir žinot ką? Aš visus metus kentėjau. Mane klasiokai mane pradėjo šipinti su juo. Taip, jūs įsivaizduojate, kaip yra šlikštu, kai tau visiškai tas šiuos nepatinka ir dar plius tave seksualizuoja ir tave šipina su juo. Aš kentėjau. Kentėjau. Aš kiekvieną dieną jaučiau tas jo rankas ant mano galvos. Aš negalėjau visiškai. Man yra labai, labai nemalonu. Ir, sakykime, nuo vasario mėnesio aš pradėjau vaikščioti pas psichiatrą. Nes ten jo gavos taip, kad reikia. Ir, vaikščiau, kalbėjau, bet psichiatrė nematė labai iš tos situacijos labai rimtos, nes aišku, jinai dirbo su rimtesniais patients, Bet jo, čia nėra svarbiausia dalis, bet tiesiog vaikščiau per 2 specialistus. Tai va. Sakykime, kreipiaus pagalbos, Nes aš norėjau rimtai, kad man susitaisytų. Ir Tai jeigu ką, dabar jau nebevaikštau, nes man geriau. Man tikrai yra geriau. Tai va. Taigi. Ir po to, sakykime, buvo tie visi stojimai į gimnazijas. Bandžiau stoti į Žirmūnų ir Biržišką. Dėl Biržiškos aš realiai nesijaudinau, aš labai norėjau į Žirmūnus. Nes, man tiesiog kažkaip norėjosi labai.
Ir aš neįstojau. Ir man iš tikrųjų, vat, tada buvo realiai, blogai, man net pakiai pajodavo. Aš neišsmiegojau, žodžiu, man buvo žiauriai sunku, nes aš galvojau, kad aš sugebėsiu, bet nesugebėjau. Ir žinot, ir tą dieną, kai sužinau, kad aš neįstojau, to čiuvo draugai, jie ten man kažkokius lėktuvėlius mėtė į mane ir aš realiai užpikau ir tą lėktuvėlį, kai svedžiau į tą šiukšliadėžę. Bet žodžiu, tas mano tada draugas net pačios susijaudino, kad jos niekada nemačiusios manęs tokios niršusios. Ir įsivaizduot, ką tie draugai pasakė, kad oi, kokia Greta pikta. Aišku, kad aš pikta. Jūs galite mane ramybėj kažkada palikti. Aš buvau sakęs, kad prašau nustokit. Taip toliau. Ir jo, ir aš labai džiaugiuosi, kad tas žmogus neina su manimi tą pačią mokyklą, nes tiesiog jo. Iš tikrųjų buvo labai sunku. Einant laiką, aišku, susitaikau su viskuo. Jo. Po to prasidėjo gimnazija ir man iš tikrųjų yra iki šiol dar sunkus prisitaikyti prie to dalyko, kad aš nebūsiu ta tokia dešimtukininkė, nes aš progimnazijai buvau dešimtukininkė. Jo. Aš užbaigus buvau ir 7 ir 8 klasę 10. Gerai, šiaip pirmąją gimnazijos klasę užbaigiau 9. Tai aš labai proud of myself, bet man pirma klasė, 9 buvo labai sunki. Tuo, kad tiesiog man ta nauja aplinka, viskas man buvo žiauriai sunkus dalykas, beje, aš buvau nuo pradžių pakrypoj tokiai, kuri mane labai vargino, mane žmonės tie vargino, bet kas man padėjo pasitaisyti? Noriu padaryti tokį šiokį tokį moralą, tokį, kad kas man padėjo išeiti iš to tokio sunkumo, iš tos tokios, tų visų sunkumų. Tai kaip sakiau, ėjau pas specialistus iki kovo gal mėnesio. Jo. Tai čia praeitų metų, nes aš dabar 16 metė, tai 10, 2 kitaip. Tai, tai buvo praeitų mokslo metų. Tai, jo, sakykime, aš vaikščiau pas specialistus, važiavau pas psichologę. Man reikėjo išsikalbėti, nes aš jaučiausi vieniša ir man tiesiog labai norėjosi kažkaip pakalbėti su kažkuo. Ir aš nelabai norėjau varginti savo pažįstamų ir savo, žmogučių, nes vis tiek tu kažkiek pavargsi nuo žmogaus tų neigiamų emocijų, dėja, taip vyksta. Tai va, tai vaikščiau tenais, išsikalbėti galėdavau, šiokią tokią vis tiek pagalbą gaudavau. Tada dėl to, pavyzdžiui, tų pakrypų, jo. Kartais, va šitas pavyzdys gali būti labai geras tuo, kad kartais aplinka, kurioje tu esi, yra toksiška. Ir kartais tau tiesiog reikia pakeisti aplinką. Pavyzdžiui, man su ta klase. Aš perėjau kitą klasę, aš dabar esu menininkė, galima sakyti. Aš esu teatro klasėj. Ir, žinot, man žinokit, iš tikrųjų daug lengviau čia. Nes žmonės man labiau patinka, jie tokie, kaip čia pasakyti, man jie tokie labai lengvas eis bendrauti, tokie atviri, draugiški. Tenai žmonės nebuvo, jeigu ką blogai, bet tiesiog man kažkaip nesusėjo, jo. Man pakraipa labiau patinka. Tai kartais tiesiog dalykai, kurie gali tau labai viską pakeisti, tai yra aplinka. Jo. Taip pat aš radau nuostabių žmonių, su kuriais aš bendrauju ir kurie man, sakykime, suteikia tokią laimę. Nes ir žmonės, su kuriais jūs bendraujat, labai jūs įtakoja. Jeigu bendrausit su toksiškais, aišku, kad jums bus blogai, jo. Aišku. Tai iš tikrųjų yra visada viltis. Aišku, aš čia labai sutrumpinu tą savo visą experience, bet video ir taip normaliai ilgas, sakyčiau. Aš nežinau, ar aš jį karpysiu, gal ne, nes man patinka tokius chill story times daryti. Jo, tai labai ačiū, kad žiūrėjau šitą long ass video. Bet, kažkiek sužinojote apie mane. Aišku, čia nėra mano visa istorija, bet tiesiog norėjau šitą video padaryti su idėja tai, kad noriu pasipasakot, kad pasakyti tai, kad, gal rasit kažką tokio, kas jums irgi atsitikė ir taip toliau. Ir tiesiog, kad suprasimėt, kad gal visada yra kažkaip ta viltis. Nes, iš tikrųjų, viskas ateina su laiku, žaizdos gyja. Ar aš esu iki galo išgyjus nuo tų visų dalykų, kurie man atsitiko? Aišku, kad ne. Bet man užtat tai padeda auginti save, savo charakterį, viską. Ir aš nenoriu būti tokia optimistinė, kur, žinot, aš, pavyzdžiui, kai man buvo labai blogai, aš nenorėjau girdėti tokių optimistiškų žmonių, kur ten, nebežiūrėk,
bus lengviau ir taip toliau, bet dabar nėra lengvai. Žiūrėkit, leiskit gyventi savo emocijoms. Leiskit, nespauskit savo emocijų, nes savo emocijų spaudimas yra savęs neigimas, kas jums tikrai nepadės. Ir išleiskit tas emocijas, nespauskit jų, nes jos po to žinokit išlys ir sugadins jums realiai visą gyvenimą. Gali net ir tai būti. Tai jeigu jaučiat kažką, išliekit, tai išleiskit. Tai va, ačiū labai, kad žiūrėjot ir susitiksim kitam video.